Taigi, mėly klausytojai, sveikinuosi su jumis su dar viena nauja savaite ir iš tikrųjų noriu šiandieną su jumis pasidalinti labai daug dalykų. Tai jeigu klausėt mano praeitos savaitės epizodo, aš dalinausi, kad visiškai netikėtai įskridau ir turėjau solo kelionę. Tai tikriausiai yra viena pirmųjų mano solo kelionių, kai įskridau ne į Lietuvą, o tiesiog į kitą visai šalį ir dar į musulmonų šalį, kur tikrai moteriai galbūt nėra visiškai vienai ir saugu, bet galiu sakyti, kad wow, aš net nežinau, iš tikrųjų, kai aš rašinėjau jums epizodą prieš savaitę, aš tuo metu buvau tik pradėjus pakuotis daiktus ir jau ruošiausi išvykti į oro uostą ir kiek visko vyko per tą savaitę, kiek daug pamastymų, kiek daug suvokimų. Ir galiu pasakyti, energija, kurioje aš buvau prieš savaitę, kai aš išvykau ir kokio esu dabar, tai yra du skirtingi žmonės. Ir todėl šiandieną noriu su jumis pasidalinti savo mintimis, mano kelionę, kokias realizacijas aš suvokiau, kai aš buvau viena Turkijoje. Ir kodėl mums kartais atrodo nesiseka, ar ne? Kodėl mums atrodo, kad dažnai dalykų tiesiog neina pagal planą, ar ne? Kad tiesiog atrodo, vat, kažkas va tiesiog pastoviai nesigauna, ar ne? Bet mano pamastymai, kodėl taip gali būti ir pati savo kailį iš tikrųjų tai suvokiau. Tai man birželis apskritai buvo labai sudėtingas mėnuo, nes grįžau iš Azijos, buvo labai sunku man suprasti, kur aš esu, atrodo, kad grįžau kitą planetą, nes po tokio ilgo laiko yra tikrai sunku integruotis ir ypatingai dar grįžau su stipriu peršalimu, tad sirgau, beveik 3 savaitės sirgau ir atrodė, žinot, kai tu sergi, tau niekas neįdomu, tu nieko nenori daryti, tu nieko nenori, atrodo, tiesiog esi visiškai emociškai nestabilus ir gali pradėti verkti dėl visko. Ir man tiesiog taip ir buvo, atrodo, vis kažkas pasakydavo mano partneris kažką ir aš iš karto, prasme, antiek einu tokius kraštutinumus ir atrodo, kad matau tik tai absoliučiai juodą. Tai aš buvau tokio, galiu pasakyti, nepasakyčiau gal visiškai apatijoje, bet tokio atrodo, kad neįsikapstysi niekada iš to tokio peršalimo ir tos blogos savijautos. Tiesiog kiekvieną dieną atsikeli ir taip pat jautiesi ir tiesiog jauties pavargęs ir tu nori miegoti ir tu nenori su nieko bendrauti, nenori daryti daug dalykų, nors tu žinai, ką tau reiktų daryti ar ne, kad pasiektum ten tikslus ir panašiai. Tai man birželis tikrai buvo emociškai, fiziškai labai sunkus mėnuo. Tačiau per šį mėnesį vyko labai daug. Mes grįžome, mes pradėjome renovuoti butą, mes pradėjome daryti daug dalykų, kuriuos planavom. Tiesiog antiek viskas greitai vyko, ta prasme, kad kartais per 3 mėnesius gal tos dalykus darytum. Ir taip pat aš netikėtai dar atsiradau ir Turkijoje. Ir iš tikrųjų vykau tenais dėl to, kad aš turėjau dantų gydymą prieš beveik 4 metus. Ir aš tiesiog norėjau nuvykti pasitikrinti, nes jau gan senokai apie tai galvodavau, bet vis galvojau, gal po Lietuvos, kai vyksiu į Lietuvą, kažkaip bandysiu suderinti, bet kažkaip gavosi, kad šeštadienį vakare žiūrėjau bilietus ir žiūrėjau, kad bilietai tikrai labai pigus ir būtent tik tą savaitę, nes paskui vėl viskas išauks ir iškils ir realiai, jeigu nori skristi, tai skris dabar. Maždaug tai buvo parašyta, taip visata maždaug sako, tu dabar skrendi arba iš vis neskrendi iki nežinau kiek tą laiko. Ir kadangi aš turėjau šaknų uždegimus savo burnoje, aš tiesiog nenorėjau rizikuoti, nes man prieš 2 mėnesius, kai buvau Balyje, aš turėjau tikrai stiprią burnos infekciją ir aš tiesiog jaučiau, kad ten yra kažkas, ką reikia tvarkyti. Ir aš tiesiog galvoju, ar aš dar lauksiu dar porą mėnesių, ar permokysiu didžiausią sumą, arba skrendu dabar. Ir tada sekmadienį tai atsikėliau, užsirezervavau bilietus ir skridau, aišku, viena. Ir galiu pasakyti, tas buvo toksai galbūt wow efektas, kadangi kai buvau dabar Škotijoje net tas 3 savaitės, tai čia labai niūru, labai apsiniaukę, labai buvo prasti orai ir tu tiesiog nusileidi, kur yra karšta, virš 40 karščio. Ir aš tiesiog, ta pirma mano reakcija, kai aš kitą dieną išėjau į lauką ir ten nerealūs vaizdai, ten tiesiog atsiveria toks kalnų vaizdas, parkas nuostabus, jūra, žodžiu, kriokliai, skardžiai, tiesiog, wow, kažkas wow ir aš tiesiog ėjau ir antiek tokį jaučiau dėkingumą, kad aš čia esu, kad aš galiu tai patirti, kad aš turiu tokią galimybę. Viskas taip sklandžiai praėjo, iš tikrųjų netgi skrendant lėktuve susipažinau su moterim, jinai skrido su savo vyru ir mes 4 beveik valandas prašnekėjom, mes tiek daug suradom bendrumo ir sako, sakau, aš jai tik šiandien susirezervavau bilietą, sako, what, sako, aš negaliu patikėti, sako, aš būčiau čia viena sėdėjus. Tai žinokit, wow, atrodo viskas, žinot, kaip sakant, sustiguota, bet kažko aukščiau net sunku paaiškinti. Ir atvykau tą viešbutį, nerealus servisas, nerealus kambarys ir netgi iš tikrųjų paskutinę minutę užsirezervavau tikrai labai gerą kambarį, 4 vietį už labai gerą kainą, kur atrodo, wow, viskas tiesiog krenta ant rankų, žinai. Ir kai sakau, vaikščiau tą pirmą dieną, man buvo tas tokis dėkingumas ir tas toksai net nežinau, atrodo, kad,
esu pati laimingiausia šitoj planetoj, tiesiog taip jaučiausi, o atrodo, kaip jaučiausi prieš savaitę ar visą tą laiką, ar ne, kur atsikeli ir tiesiog bandai kažkaip save paruošti tai dienai ir tiesiog vos bandai save sudėti į rankas, žodžiu. Tai va, ir ką aš suvokiu per tas dienas, tai aišku, kai tu turi daug laiko su savim, su savo mintim, tai labai daug gali padaryti apmąstymų, ta tikrai buvo nuostabus laikas, nes, kaip žinot, dabar apskritai aš mokausi ir labai stipriai astrologijos gilinuosi ir turėjau laiko daugiau ir į tai paskirti laiko, daugiau iš tikrųjų dar labiau įsianalizuoti visus dalykus savo astrologinėme žemėlapyje, ką dabar mokiausi ir tiesiog buvo tiek daug suvokimo ir nušvietimo. Tai gal buvo tas toks pats didžiausias mano švietimas, tai kad man yra skirta iš tikrųjų mano gyvenimo misija, ką aš supratau per šią savaitę, yra mokyti žmonės keliauti, gyventi užsienį ir skleisti žmonėms žinias apie spiritualizmą, apie tikėjimą, apie, žodžiu, apie tai, kas yra plačiau. Ir dabar vat, mes turėjom skambutį penktadienį su, žodžiu, šitą mentorę ir sakau, viskas, ką aš matau savo šitoj visoje astrologijos žemėlapyje yra spiritualizmas, mokymas kitų žmonių. Ir dėl ko aš dar labiau suprantu, kokiam aš esu tinkamam kelyje ir kad šita tinklalaidė tai yra kažkas, kas yra mano kaip ir tas paveldas ir aš žinau, kad aš tai dėsiu dar daugiau pastangų ir atsiras dar daugiau žmonių, kuriem reikia tai išgirsti. Esmė tame, kad aš žinau, kad esu tame kelyje, kur aš turiu būti ir kad viskas taip susidėlioja, kaip turėjo būti ir aš žinau, kad čia yra kažkas, ką aš turiu dar labiau fokusuotis į podcastą, į, žodžiu, įvairius projektus, kuriuos turiu sugalvojęs ir panašiai. Ir buvo tas toksai, žinai, kad, wow, aš žinau, kur aš einu, aš žinau, ką man reikia daryti, tai, mėlyje, astrologinis žemėlapis yra kažkas nerealaus ir iškart galiu pasakyti, kad apie rugpjūčio mėnesį planuoju ką paskelbti lietuvių kalba, kas bus gyvenimą keičiantis dalykai jums patiems. Liepą planuoju paskelbti, tikriausiai Liepos antroji pusėje waitlistą, tai galėsit prisijungti tie, kurie norėtumėt būti pirmieji, kurie išgirs apie tai ir jums bus paskelbta patiems pirmiesiems, kad jūs gausit ir specialią nuolaidą, ir specialius bonusus, apie kuriuos aš aišku pasidalinsiu. Tai iškart noriu pasakyti stay tuned, nes kai kas labai didelio atvyksta, dėl to aš sustabdžiau dabar visas saviugdos grupės, nes noriu iš tikrųjų sutelkti dėmesį tai į didesnį projektą, kuris pasiektų dar daugiau žmonių. Ir tai kažkas, kas bus žmonių, kaip aš sakau, įrankių dėžutėse visam gyvenimui. Tai čia yra kažkas, ką aš esu sugalvojęs ir bebūnant Turkijoje, aš dar labiau supratau, dar labiau atėjo visi, žinot, kaip sakant, downloadai į mano galvą, kad maždaug, kai viskas turi būti, kai viskas turi atrodyti ir tiesiog atrodo, puzlė dėliojasi. Tai tikrai, patikėkit. Nekantrauju, nes čia bus mano vienas iš tų mano projektų, kuris atvers labai daug visiems. Ir ką aš supratau, kad galbūt mes dažnai žmonės iš tikrųjų ant kiek viską energiją daro. Ir tai yra kažkas, ką aš šneku savo podcastą nuolatos, ar ne? Ką tu galvosi, ar tu pritraukusi, kokios mintis bus, tą tu ir turėsi. Ir man pačiai kartais būna, kad atrodo, aš įkrentu kažkur tą negatyvą, ar tas tokias žemesnės vibracijas, ar ne, kad tu net sąmoningai to nebesupranti, bet tu esi ant tiek biškai įkritęs ne ten, kur reikėtų būti. Ir aš tikrai 3 savaitės, birželio mėnesį, aš tikrai buvau kažkur negatyviuose žemuose vibracijose, bet aišku, daug ką darė mano tas peršalimas ir panašiai. Ir aš tiesiog pagalvojau, kad, žinai, aš galiu pasirinkti kasdien. Nu, iš tikrųjų, aš galiu kasdien pasirinkti ir dėl ko mums, mėlyje, tas ir yra, dėl ko mes kartais jaučiamės, kad niekas mums nesigauna, negaunam to, ko mes norim ir panašiai. Dėl to, kad mes patys esam tose žemose vibracijose, mes esam užsigrūzinę, mes tiesiog fokusuojamės į kažkokius negatyvius dalykus, skaitom kažkokias negatyves gal naujienas, arba turim negatyvius pokalbius su žmonėm, arba kalbam apie kitus žmonės. Tiesiog viskas yra labai tokiose žemose vibracijose, ar ne? Ir dėl to mums ir atrodo, kodėl man tada tas neišeina, kodėl aš to nepritraukiu, kodėl mane Dievas baudžia, ne, labai dažnai žmonės sako, bet iš tikrųjų niekas tavęs nebaudžia. Tu gauni tai, ką tu fokusuojas. Dėl to patys paklauskit dabar. Paskutinę savaitę pas jūs kokios buvo maždaug mintis? Ką jūs telkėt dėmesį? Ar jūs labiau telkėte dėmesį kažkokią dramą, kažkokius tai negatyvus, ar labiau telkėte dėmesį į pozityvą, į gerus dalykus? Tiesiog jūs net nekreipėte dėmesį į kažkokią tai dramą. Tai ką jūs telkėtės? Pats gerai pagalvokite. Nes esmė tame, mėlyje, kad gyvenime bus daug visko. Bus dramos, bus dalykų, kurie mus bandys išbalansuoti, bus žmonės, kurie bandys pasakoti negatyvius istorijas, social media pilna viso to. Dėl to rekomenduoju iš tikrųjų atsekti visokius tinklalapius, visokius žmonės, kurie skleidžia dramas ir negatyvus. Dėl to, kad kam jums reikia sekti tokius žmonės, kam jums reikia imti iš jų. Nes aš asmeniškai, jeigu pasižiūriu kažkieno story,
kažkieno postai yra apie dramas, kas ką kažką pasakė, kažką padarė, kokie ten influenceriai įsiskyrė su kažko, nesvarbu, aš tokių žmonių neseku. Tiesiog, ką man reikia kraut į savo makaulę kažkokį negatyvą. Nu kam, iš tikrųjų aš nelabai suprantu, ta prasme, ir aš nesuprantu, kaip tie žmonės, kiti, na aišku, žmonės maitinasi labiausiai dramą. Jeigu tu nori daugiau dėmesio, tai parodai kažkokią dramą, tada ateis pas tave daugiau žmonių, taip tiesiog viskas veikia. Bet man asmeniškai, nu man tai nerezonuoja. Man tai nerezonuoja eiti kapstytis, kas ten ką pasakė, kas ten ką padarė, kas ten su kuo įsiskyrė, kas ten ką pakomentavo, kas ten ko nepakomentavo, kas ten kažką atkomentavo. Nu, žodžiu, čia yra visiškai beprasmiški dalykai. Visiškai beprasmiški dalykai. Ir paskui žmonės labai nustemba, o, kodėl pas mane ten tas gyvenime tai vyks ir panašiai, nes tu pats tokią informaciją kasdien imi savo galvą. Mes galim sąmoningai rinktis, yra pilna žmonių social medijoje, kurie mokina kažko, kurie gali tau duoti žinias. Aš, pavyzdžiui, saku moteris, kurios kalba apie nervinę sistemą, kaip sureguliuoti, kad pritrauktų daugiau pinigų, kaip apskritai pasidaryti savo aligned business, ar ne, kad tiesiog tu jaustumės, kad tu mėgaujies tą biznį, o ne kad tu tiesiog hustlini. Tai aš sakau tokius žmonės, kad aš pasijungiu Instagramą ir aš matau tik pozityvą, pozityvius citatas, pozityvius video, kažkokias tai motivacijas, kažkokius tai mokymus, kažkokius pamastymus, kad aš pasiemus, jeigu jau pagaunu savęs scrollinant, tai aš, kaip sakant, gaunu kažkokio tai pozityvo, o nesėdžiu ir žiūriu kažkieno tai dramas, ar ne? Tai patys sąmoningai apgalvokit. Ir gal tas žmogus pas jumis yra netgi šeimos narys, bet jums nereikia eiti ir stebėti jo dramos. Ta prasme, jeigu jisai nori dalintis tokiais dalykais, tegul jis dalinasi, nes yra, pavyzdžiui, žmonių, kurie pastoviai kelia kažkokius neigiamus video, ar ne? Tai tegul jie nori, tegul taip daro, bet tau nereikia eiti ir stebėti tų žmonių storių, tų žmonių kontento, jeigu tau tiesiog, nesuvaibina tau tiesiog, ne? Tai va, aš labai dabar dar labiau supratau, būdama Turkijoje, kad ką aš noriu imti kasdienį savo galvą, ne? Ar aš noriu imti pozityvą, ar aš noriu imti negatyvą. Nes jeigu aš būsiu negatyviuose vibracijose, tai ką aš galiu gero pritraukti? Nieko gero aš nepritrauksiu, ne? Ir pavyzdžiui, šis mėnuo man toks buvo, atrodo, labai sunkiai galbūt siekiau tikslų, kuriuos buvau užsibrėžus savo pasiekti versle. Ir ką jūs galvojat, per šią savaitę aš turėjau klientų daugiau negu turėjau per visas tas 3 savaitės, per vieną savaitę. Ir atrodo, aš nežinau, kas vyksta, tiesiog gausa eina. Žmonės rašo patys ir seni kontaktai patys rašo ir klausia ir domisi ir atrodo visi nori, tiesiog atrodo, kad nežinau, kas vyks, nežinau, kaip paaiškinti. Ir čia, žinokit, ne kažkoks tai sutapimas, čia dėl to, kad mano energija pasikeitė ir man kitos komandos narės sako, wow, Agne, tu švyti, sako, vėl tu grįžai. Tai va, aš sakau, man reikia gyventi šiltuose kraštuose, nes iš tikrųjų, aš tiesiog dėl to sakiau praeitame epizode, kad mano gyvenime yra pokyčiai, aš grįžau čia tam, kad susitvarkyčiau reikalus ir galėtumėm iš čia su visu išvažiuoti, tiesiog grįžtumėm dar trumpesniam laikui, nes tiesiog mes čia nesijaučiam gerai gyvendami ir mums tiesiog, nepatinka čia būti. Mes, žinot, kitai neaplinkoja, ne, va, pavyzdžiui, Škotijoje. Aš einu aplinkoje ir aš matau, kad, ne man čia būti, tiesiog aš nesijaučiu, kad esu savo vietoje. Ir žinot, kaip yra, tavo ir kūnas tai pradeda rodyti ir dėl to tikrai mėlė, jeigu jūs jaučiat, kad kažkas nėra taip, ta prasme, ar tai yra santykiai kažkokie su žmonėm, ar tai yra darbas, ar tai yra aplinka, tai darykit kažką, kad keisti, žinokit, nes jūsų kūnas ir pastovi ir jausis toksai low, pastovi jausis, kad nėra energijos, pažiūrėk, gal kažkokios ir lygos atsiras, nes tiesiog mus tai sekina, iš mūsų tai atima energiją, ne? Nuo to aš kaip, pavyzdžiui, būnu ten Bali, Tailandė, arba dabar Turkijoje, aš pasikroviau daug energijos, aš kraunos daug energijos, nes aš tikrai jaučiu, kad aš esu ten, kur aš turiu būti, suprantat? Ta prasme, tu jauties gerai. Tai va tas ir įvyko, kad buvo energijos šiftas, tai buvo visiškas energijos šiftas per tą savaitę ir aš tiesiog kiekvieną dieną aš atsikeliu su tokia laimė, su tokia excitement, aš net neidavau dabar miegoti, kai buvau ten 2-3 nakties iš excitemento, nes aš tą darau, aš tą mokausi, aš tą rašausi, užrašau knygutę, ar aš knygą dar skaitau, ar aš su kokiais nors klientais dar bendrauju iš kažkur, kurie atsirado naktį, kurie nori užsisakyti, žodžiu. Ar kažkokia idėja kilo man, dėl kurios aš labai excited. Žodžiu, atrodo, kad, antiek buvau excited, kad net nežinau, ką su savim daryti. Ir kas atsitinka, kai mes esam tose aukštesnėse vibracijose, pažiūrėk, viskas atrodo pradeda dėliotis. Klientai pradeda ateiti, žmonės nori žinot, ką tu čia darai, nori žmonės matyti, nori žmonės būti šalia tavęs, ar ne, o ne kai, žinai, nieks nieko nenori, niekam neįdomu, nes tu pats esi tokiose vibracijose, dėl to nieks su tavim ir nenori būti, suprantat? Tai mes kasdien ir paklauskim savęs, kaip aš galiu pakeltas vibracijas, ar ne, kokia yra mano ryto rutina, koks yra mano ryto ritualas. Ar aš atsikeliu ir iškart bėgu žiūrėti telefoną, vėl kažkieno tai istorijų stebėti, vėl kažkieno tai postus matyti, vėl kažkur ten įsieiti kažkokią tai vėl, nežinau, žinot, žmonių kažkokius tai gyvenimus ir panašiai, ar ne? Tai va, ir vėlgi, jeigu jums
pati aš galiu pasakyti, va čia šį mėnesį buvo labai daug pas mane finansinių išlaidų tikrai ir buvo tas toksai, kad, aha, ta prasme, turiu dirbti su savo mąstymu, ypatingai buvo tokių ir netikėtų išlaidų ir panašiai. Ir buvo mano, va, toks, mano partneris jau buvo toksai biški panikoje vienu momentu ir panašiai. Ir aš jam sakau, viskas bus gerai. Ta prasme, aš žinau, kad viskas bus gerai, aš žinau, kad viskas susitvarkys. Ir taip ir buvo, po poros dienų iš tikrųjų va, tas ir įvyko, kas turėjo įvykti. Ir tiesiog tai viskas labai greitai įsisprendė, nes aš žinau, kad tai bus, aš žinojau ir aš tiesiog taipogi netgi iš tikrųjų šią savaitę, kai man darė dantų gydymą, aš tiesiog kalbėjau irgi su savo spirit guide ir sakau, prašau, veik per mano dantų gydytoją, kad jisai viską gerai padarytų, kad jis viską sutvarkytų. Ir tiesiog mintimis, va tai bendravau irgi su savo visais spirit guides. Tai iš tikrųjų, žinokit, daug man ką davė šitą kelionę, ne tik tai, kad galėjau dantis pasitikrinti, sustvarkyti, ką reikėjo sustvarkyti, bet tiesiog aš jaučiu, žinot, kai būna, kad visata jums gyvenime duoda tai, ko jums reikia tada, kada jums reikia. Nes čia antiek viskas buvo maždaug, kad dabar tai daryk ir tu darysi ir pamatysi, kas bus maždaug. Dėl to, mėlyje, mes turim klausyti to vidinio balso kartais. Netgi jeigu atrodys nelogiška dabar priimti tokį sprendimą, kai turėjau mėnesį labai daug išlaidų ir dar išlaidų pasidarau ant viršaus, ar ne, netikėtą kelionę ir panašiai. Bet, wow, žinokit, kartais tai bus sudėliota ir tu vėliau suprasi, kas ir kaip. Ir aš dabar, pavyzdžiui, aš dabar matau, kad po šitos kelionės daug dalykų tiesiog atsiveria dar labiau ir labiau ir labiau ir labiau. Ir jeigu ne šitą kelionę, aš nežinau, kaip būtų buvę. Ta prasme, ar tie visi downloadai, kuriuos aš gavau, ar jie būtų tie, aš nemanau, nes aš tiesiog labai daug laiko praleidau viena, labai daug vaikščiojau, mėgausi saulę, mėgausi nuostabiais vaizdais ir tu nori, nenori tokia aplinkoje, kai tu esi vienas, įvyksta labai daug nuostabių dalykų. Ir tą norim smeliai pasakyti, jeigu turit galimybę, išvykite solo kelionę, kad ir porai dienų, tai neturi būti kita šalis, gali būti kažkur jūsų šalyje ar panašiai, bet pasistengti praleisti kuo daugiau laiko su savim, nes aš galiu pasakyti iš savęs, man su savim praleisti laiko yra daug smagiau negu su kitais. Taip, aš mėgstu leisti laiką su kitais, bet labiausiai man patinka būti vienai, nes aš galiu labai daug dalykų iš tikrųjų susidėlioti, labai daug man viskas gimsta, man visos idėjos ir gimsta, kai aš esu viena, kai aš vaikštau, kai aš kažką darau, visi tie, kaip sakant, downloadai ateina ir dabar, va, pavyzdžiui, kaip tą astrologinį žemėlapį irgi nagrinėjosi gan stipriai, tai dar labiau supranti, ką tau reikia konkrečiai daryti, kad, ta prasme, mes labai dažnai galvojame, kad ilsėtis yra nesveika, ta prasme, turi visada kažką daryti. Pavyzdžiui, aš seniau laiką atradau programą, kad aš turiu visada kažką daryti, nes, nu kaip aš galiu nieko nedaryti. Bet iš tikrųjų, bet aišku, turi būti balansas, jeigu tu nieko nedarai per ilgai, tai vėlgi. Bet kai tu kažko nieko nedarai, tarkim, netgi vaikštai lauke ar tiesiog, nežinau, sėdi prie stalo, tau ir ateina tie didžiausi, kaip sakant, downloadai iš aukščiau, tos idėjos, ar ne, ką ir kaip daryti. Tai ir dar per šią savaitę aš perskaičiau knygą su viena astrologė, užsikabinau, labai greit perskaičiau ir buvo nerealiai, iš tikrųjų nerealūs priminimai, tai buvo kažkas, kas paremė tai, kad dabar mokausi būtent apie astrologiją ir man tas buvo labai iš tikrųjų įdomu, dar toks patvirtinimas, vat, pavyzdžiui, ne, kad mes kiekvieną sielą esam pasirinkę savo visą planą, kaip ir kas, kaip ir vyks, netgi žmonės savo gyvenime esam pasirinkę iš tikrųjų, koks žmogus ateis, ko jis mus išmokys. Yra sudaryti iš tikrųjų soul kontraktai, tai yra sielų kontraktai, kuriuos mes turim su tais žmonėms. Ir tie kontraktai yra sudaryti tam, kad mes kažko išmoktumėm. Tai gali būti tie kontraktai netgi per kelis gyvenimus eina su tam tikrai žmonėms. Ir mes dažnai, kas mums atrodo, o čia tas žmogus nesąmonę daro, antroji pusė kažkokią daro nesąmonę, tas kolega mane nervina, tas bosas iš mane šaipos ar ten kažkas. Bet geriau paklauskit savęs, ką mane šitą situaciją moko, ką man tai bando pasakyti. Nes patikėkit, tai niekada nėra apie tą žmogų. Tai yra ir jeigu jums tos situacijos kartojasi labai dažnai, arba pavyzdžiui, dabar pas jūs yra gyvenime kažkoks dalykas, kuris nuolatos kartojasi. Galbūt jums neišeina susirasti antros pusės. Pastoviai galbūt išlenda toksiniai narcisistiški žmonės, arba kažką sužinai apie tą žmogų ir ten santykiai greit pasibaigia, arba pinigų situacija, galbūt jums sunku išlaikyti pinigus, galbūt jums sunku pritraukti pinigus. Ar tai gali būti jūsų verslo situacija. Pagalvokit, kokia pas jūsų situacija, tema kartojas. Čia reikėtų atkreipti dėmesį, nes čia yra ta pamoka, kuris slypi iš tos situacijos. Tai vat, reikėtų paklausti, ko mane moko šita situacija. Nes pavyzdžiui, jeigu iš jūsų, galbūt jūsų siela yra pasirinkusi, ar ne, išgydyti savo savivertę. Tai reiškia, galbūt jūs turėjot kažką tai iš senesnių gyvenimų, kad pas jūs atėjo žema savivertė. Ir dabar yra padarytas kontraktas su tam tikru žmogum, kuris gali būti jūsų antroji pusė. Ir
ta antroji pusė galbūt jūs žemina, iš jūsų šaiposi ir panašiai, ar kažkoks kolega, ar kažkoks aplinkoje žmogus, ar ne? Ir čia ir yra jūsų pamoka, kad jūs turit išmokti mylėti save ir kaip pasakyti, neieškoti iš kitų žmonių patvirtinimo. Čia gali būti jūsų gyvenimo pamoka, tai yra jūsų sielos pamoka ir dėl to yra padarytas tavs kontraktas su tuo žmogumi, kad jūs tai išmoktumėt. Tai čia labai gali būti daug situacijų ir absoliučiai viskas yra sudėliota. Mes ir aišku, tėvus esam patys pasirinkę į savo gyvenimą, kai atėjom nes mes, kaip sakant, prieš išeinant į šį pasaulį, pasidarėm planą ir su savo soul guide mes iš tikrųjų viską aptariam, kas kaip ir bus. Be abejo, mes kiekvieną šitame žemėje turim tą vadinamą free will, tai reiškia, kad mes galim priimti laisvus sprendimus ir daug dalykų, aišku, kažkiek pakeisti ir panašiai, bet žmonės, situacijos, daug dalykų yra jau suplanuota iš anksto. Ir su priežastim, netgi ir pats didžiausias priešas, kurį tu turi šiuo momentu, jisai irgi yra tam, kad jūs išmokytų, yra tam tikras kontraktas, sielos kontraktas, kuris turite su to žmogum. Tai kai tu pradedi žiūrėti labiau tos dalykus iš kitos pusės, o ne kad, oi, mane užkniso tas žmogus, mane užkniso tas darbas ir panašiai, o kai pradedi klausti, ko mane moko šita situacija, ko aš galiu iš to išmokti, tada tu pradedi gauti šiek tiek kitokius atsakymus ir kitokias įžvalgas. Tai va, čia jums toks galbūt irgi pamąstymas šiai savaitai, apmastykit labai gerai, kas pas jūs šiuo momentu vyksta gyvenime ir paklausinėkit tokių klausimų, ko mane moko šita situacija, nes patikėkit, niekas gyvenime nevyksta tiesiog, kad tau nesiseka. Kaip žmonės labai dažnai sako tos pasakymus, man nesiseka, man pastoviai tas ir tas, aš esu toks ir toks, pažiūrėk šitai kitaip, o man kitaip. Ta prasme, čia yra visiškas bullshit. Visiška nesąmonė. Tai va, tai tikrai nuostabi knyga ir apskritai, ką aš dabar sakau, žinot, kaip gyvenime viskas dėliojasi, tiesiog tu supranti ir dar irgi beskaitant šitą knygą, būna įvairūs tranzitai pas kiekvieną žmogų gyvenime, tai pas mane buvo nuo 29 iki 30 metų, tame tarpsnėje būna Saturno tranzitas. Saturno planeta yra iš tikrųjų planeta, kuri mus kažko moko, tai moko gyvenimo pamokos kažkokios tai. Ir pavyzdžiui, jeigu kas nors turit savo astrologinį žemėlapį, jūs galite pasižiūrėti Saturnas, kuriame būste stovi pas jūs, tai jūs galite žinoti, kurioje srityje gyvenime jūsų siela šiame gyvenime atėjo išmokti didžiausią gyvenimo pamoką. Pavyzdžiui, pas mane yra 9 būste ir tas būstas yra apie spiritualizmą, apie mokymą, apie keliavimą, gyvenimą užsienyje. Tai čia makes a lot of sense, kodėl mane taip traukia gyventi užsienį, kodėl mane traukia kitos kultūros, kodėl mano apskritai mąstymas yra platus. Aš nenoriu, kaip sakant, sėdėti vienoje vietoje, aš noriu mokytis, aš noriu pažinti daugiau ir aš noriu tai visą perduoti žmonėms. Ir aš tiesiog atsakau, per šią savaitę man tiek daug susidėliojo apie tą 9 būstą, bet esmė tame, Saturnas yra pamokos planeta. Pamokų planeta tai yra tas svarbiausios pamokos, ko tu atei šią žemę. Ir nuo 29 iki 30 metų pa žmogų gyvenime Saturnas daro kaip ir tranzitą, kas 30 metų iš tikrųjų vyksta. Beveik, nes paskui būna vėlyvose 50-metį ir paskui jau 50-metį. Ir kas būna to laikotarpiu, kad tu gali pradėti savęs klausti daug tokių klausimų, kurie tau atrodė akivaizdus, pavyzdžiui, kad tu, tarkim, galbūt visą laiką galvoji, kad nori kurti šeimą ir būtent to laikotarpiu tu pradedi galvoti, ar aš iš tikrųjų to noriu. Arba tu galvoji, kad aš būsiu to karjeroje visą laiką ir tuo laikotarpiu tu pradedi galvoti, ar iš tikrųjų čia man ta karjera yra skirta, arba ta antroji pusė, ar gyvenimas, kur aš gyvenu. Tai man, žinokit, tas ant tiek rezonavo, nes iš tikrųjų praeitais metais pas mane įvyko tokie klausimai, kas aš galvojau, kad visą laiką tai bus, aš pradėjau klausti savęs klausimą, aš pradėjau klausti, ar tai yra iš tikrųjų būdas, vienintelis tai daryti, ką aš darau, ar ne? Ir atrodo, toks vidinis balsas pradėjo sakyti, kad ne, yra kažkas daugiau, kad tu gali kitaip daryti. Bet dėl to aš pradėjau nertis į tos visus astrologinius mokymus, kodėl aš pradėjau mokytis iš žmonių, kurie kitaip moko, o ne tiesiog, kad eik daryk strategiškai, hustling ir viskas. Ir dabar man ant tiek viskas dėliojas, ta prasme, kad wow. Taip, kad, mėlyjei, niekada neignoruokit savo vidinio balso, niekada, nes jisai sako geriausiai. Jisai sako geriausiai. Ir jeigu jūs, nes dažnai žmonės, ką mes darom, mes klausom kitų žmonių nuomonę, ar ne? Einam patarimo paklausti to žmogaus, bet iš tikrųjų didžiausia patarimo klausk savo vidinio balso.
savo vidinio balso. Ir kaip ir esu sakius, ar ne, kad kiti žmonės visada turės ką apie tave pasakyti, ką apie tave pagalvoti. Leisk jiem galvoti apie tave, ką tu nori sakyti apie tave, ką tu nori, bet tu leisk savo daryti tai, ką tu nori. Čia yra pats svarbiausias dalykas. Taip, kad mėlė, kaip ir minėjau, kitą mėnesį, tai yra, Liepos mėnesį planuoju paskelbti jau waitlistą savo tikriausiai vienam didžiausių projektų, kokią aš tik planuoju paskelbti ir tai bus, iš tikrųjų, tai bus, ką aš dabar mokausi, bus sudėta ir mano, kaip pasakyti, ir mano pačios išgyvenimų ir taip toliau, kaip sakant, interpretuota ir, žodžiu, nenoriu per daug pasakyti, bet noriu pasakyti, kad kažkas labai dėlio ateina, tai kai paskelbsiu waitlistą, tikrai raginu prisijungti, nes jūs būsit mano pirmieji žmonės, kurie išgirsit apie tai ir gausit papildomų bonusų prieš paskelbiant oficialiai visiems. Ir taip pat noriu priminti, mėlyjeji, daug vis dar gaunu klausimų ir dėl Regan kurso, tai aš labai rekomenduoju tiems, kurie suprantat angliškai, sakyčiau, bent jau minimalius pagrindus. Būtent iš tikrųjų, ką aš šiandien kalbėjau apie visas vibracijų kelimusis ir panašiai, tas yra su gausa, mėlyjeji. Mes niekaip nepritrauksim daugiau pinigų, daugiau gausos iš tų žemų vibracijų. Tai būtent tame kurse yra aiškus blueprintas, paaiškintas, ką tau reikia daryti žingsnis po žingsnio, kad tu iš tikrųjų taptum tą versiją, nes iš tikrųjų, jeigu mes norim kažko gyvenime, mes jau turim tapti tą versiją anksčiau laiko, o ne, kai aš tai turėsiu, aš tai darysiu, ne. Jeigu tu nori uždirbti 10 000 eurų per mėnesį, tu jau dabar turi jaustas vibracijas, kad aš jau esu, aš jau tai turiu. Ką mano dabartinė versija, kuri uždirba 10 000 eurų per mėnesį daro, ką jinai veikia, kaip jinai mano, kaip jinai galvoja, kokias knygas jinai skaito. Tai tą tu turi dabar ir daryti. Ir jeigu jūs sėdėt ir jums gaila yra investuoti pinigų į kažką, kas jums galėtų duoti daugiau jų, tai čia jūs ir operuojat iš to nepritekliaus mindseto. Tai dėl to jums bus labai sunku ir pritraukta gausa. Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, dėl ko aš, pavyzdžiui, investavau ir iš to dabar kursą, ar ne, kuriame aš esu. Tai viena didžiausių investicijų, kurias aš esu padarius į asmeninį augimą. Bet aš suprantu tą faktą, kad aš noriu daugiau, aš turiu tapti daugiau. Viskas. Ir jeigu aš būsiu iš tų žemų vibracijų, aš negaliu savo to leisti, tai aš to ir nepritrauksiu, ta prasme. Jeigu aš savo gailėsiu, jeigu aš gailėsiu į žinias, jeigu aš gailėsiu į mokymąsi, jeigu aš gailėsiu išmokti kažką naujo, tai nieks nesikeis, suprantat? Nes tu operuoji žemų vibracijų iš to nepritekliaus. Tai tą aš noriu jums mėliai pasakyti. Make a move. Iš tikrųjų, make a move, jeigu tu nori, kad kažkas keistus, o ne tiesiog sėdėk ir galvok ir pagalvosiu, pažiūrėsiu. Tai va dėl ko taip nieks pas tave greit ir nevyks. Nes tu pats esi toksai. Ir aš sakau labai tiesiai šviesiai, nes iš tikrųjų, kiek matau žmonių yra apatiški savo gyvenimams. Aš nežinau, atrodo, kad kiek jūs čia gyvensit tų gyvenimų, ta prasme, tai biškiuką įvertinkim, ką turim. Nustokim laukti to rytojaus, to po rytojaus, tų kitų metų, ten dar kažko, kas ten susigalvoja. Pradėk dabar gyventi. Pradėk dabar gyventi, ko tu sėdi, ko tu lauki, aš nesuprantu. Ko jūs laukiat? Ar jūs laukiat, kada jums bus 90 kokį metų? Jau gulėsi lovai visas. Aš nežinau, ko jūs laukiat. Gyventi dabar reikia pradėti, rimti visas galimybės, kas jums yra prieš jūsų akis. Nes taip laikas ir praeina. Tai Regan kursas yra kažkas, ką tikrai rekomenduoju, jūs galite įsigyti mano puslapį, esu prisegusi prie šio epizodo aprašo, galite mokėti dalimis, tai esu padarius, kad jums būtų kuo lengviau, nes aš, pavyzdžiui, pati įsigijau pilną kainą, bet man labai greit atsipirko ir žinios, ir kitiems galėjau parekomenduoti ir panašiai. Ir taip pat noriu jūs paraginti, mėlyjeji, palikti atsiliepimą. Aš žinau, kad yra daug klausančių ir aš žinau, kad yra tylių klausytojų, bet jeigu jums rezonuoja, ką aš čia dalinuosi kiekvieną savaitę, palikit man asmeninį atsiliepimą ar palikit atsiliepimą po Spotify ar YouTube komentarais, palikit įvertinimą, thumbs up, nes tai pasieks daugiau žmonių ir pasidalinkit social media, nes kiek yra daug žmonių, pagalvokit, jeigu žmonės iš jūsų rato pradėtų klausyti šito podcasto, jūsų ratas irgi būtų pozityvesnis. Taip kad nelaikykit savo šito podcasto, dalinkite su kitais žmonėmis. Tai ačiū, kad esate, susitiksim kitą savaitę ir linkiu jums nuostabios savaitės.